viešbutis, seni BMW motociklai ir išbandymui trauksim į Bavariją. Važiuojam. Nu ką, pagal BMW Motorrad rekomendacijas pilam kūrą šitoj degaliniai. Naš. Duok man šiupą šitą. Patrauk iš langą. O. Nu, keli? Nu. Laikom. Degalinės apžvalga. Gera degalinė. Pakabūkų visokių. Mėgstu BMW. O kaip tik. Marijan, Maja, Stas. Akinukų kolekcija. Vapukai. Valymo priemonės. Ir viskas, kas su fūrom. Ką pasiekus Varšuvą, paaiškėjo problemos. Šitam žirgui dingo krovimas. Tai va, svarbu dirbt baltom pirštidėm. Nuimam dangtelį. Va, matot? Iš karto šitus visus. Nu, sujudinam. Čia turėtų pagal mane įtampą būt. Mechanikų biuras daugiarankis vadinasi. Labai kaip sakant. Viskas čia kaip ir susijęs. Kolektorių praeina per visus. Gesta ne tik panonija. O testeris yra pas ką nors? Pasiimtėjų. Pala, o žiūrėk lempas, jeigu jungsta. Na jo. Ne, tai viskas aišku, jis apsėdęs dabar yra. Į pliusą eina. Nori atakuot mus? Gal padės, tai padės. Ai, tai nieko. Krovimas biškį prapuolė, bet gal viskas tam. Nu va. Pavyko išvengti incidentą. Net nemato, kad čia mašina. Va, pasifotkinam. Užlipinom ant va to stulpo lipduką firminį. Tik tai kūro kažko bendroji sumoji daug susinaudoja. Vintažiniai motociklai. Anksčiau kūras pigesnis buvo. Vintažiniai. Padarėm vintažinių nuotraukų. Va, jau ryškėja. Parkingas ir reikia eiti. Nu ką, pabandysim receptioną paieškot, kur čia galim sustot. Labą dieną. Dzień dobry. Można panakvot čia? Тут nic nie żyje. Ieškosim nakvynės kitur. Nieko gero nežudo šitas eiti. Nu ką, ieškom nakvynės vietą. Pinigų nemokėsim už nakvynę. Senoviniu būdu keliaujam. Nu ką, grįžtam į kitą vietą, nes ten daug alkoholio vartojančių žmonių.
va, radom vietą, su smuiku grojo dabar mamom. Tai ką, labas rytas. Darom pusrytėlius. Kulinaras vikingas beveik pagal tautinės tradicijas kepa kiaušinienę. Vakar su nakvynė užtrukom jos paiešką. Pirmą atvažiavom čia, tada važiavom kažkur, po to vėl grįžom. Ten dar buvom nuvažiavę. Tokią valandą gal prablūdėjom. Bet dėl geros vietos reikia pasistengti. Įsikūrę stovykloj pakeitėm forsunkės mažajam BMW. Nesąnaudos nelepina nieko. Kaip pavyzdys ta Honda, kuri lydėjo ir išvažiavo Rio, kiek ten, 7 litrus. O BMW šitas mažasis išdykėlis tam pačiam atstumui suvartodavo apie 17-16 litrų degausiaus skysčio. Tai va. Mikliškai pridėta navigacija prie BMW nesuteikė funkciją žemėlapiam. Gal įmiršo appsą įrašyti. Tai turim va pridėtą navigaciją Europą. Atlasas. Tai pamenat, praeitais metais turėjo mini žemėlapį, dabar iš kelių šimtų netgi punktų. Tai vakar pajudėjom nuo Augustavo per 123 puslapį, 138 puslapį ir atvykome iki 153 puslapio. Ir šiuo metu esame čia visai netoli Čekijos pasienio. Važiuosime kalneliais per šitą geltoną kelią ir išlysime jau į Čekiją. Navigacijos laikiklis, atsiverčiam šitą puslapį ir lekiam toliau. Dabar neaišku, kurią pusę. Va, sutepti kontaktai. Nu va, viskas sukrauta ir atėjo inspekcija, reikėjo viską iškratyti, nes kamera dingo. O kamera pasirodo buvo visai po ranka kėdėjai. Galimai bilabėlė jau laikas. Ne, nepadės. Kokie tai nelabai aiškus garsai. Reikia matyti pažįšt. Pirkti guolių, a ne? Į bažnyčią važiuoja ir veža nuodėmės tašės. A nuodėmės nematoma kartais. Nu va, atvažiavom į parduotuvę. Einam ieškoti guolio. Vyksta reikalai. Ieškomas guolis. Sandėlio vadovas ieško. Dabar bando suskambinti. Iš galo degalinės. Nesuprantu, kur važiuoju dabar. Ir atvažiavom. Sėkmingai darbui reikia įrankių, būtinai su BMW ženklu, guolių parduotuvės ir aprangos bei meistro batų. Palaukit sekundę. Tai va, persirengiam ir kimbame į remontėlį. Cash card? Card. Okay. 88 zloty. 9 zlotukai. Ai, Na, užspaust.
sausiense matau. Nepradės pažįsti. Ant preso vyksta presavimo darbai. BMW repliukai. O kuris sakė, kad negalima susiremontuoti motociklų su BMW įrankiais. Tai va. Viską galim. Aišku, pats svarbiausias dalykas, kad gavom molotovką. Aišku, Dar šitą šiek remontuoti. tiek yra ant plėtimasi. Judesi. Darbas neišgeriama. Sveikata. Ne, taigi ten parinko beleką. Nu, kas atsitiko? Nu kas atsitiko, biški sunkabytė, buksuoja, biški veda. Problema. Vyksta pamaldos. Rūpinė su savo kamerytė. Persikal nereikas. Skraidinamos dalis. Čia nusileiskite. Nežinau, kaip ištraukti. Aš laikau, kad visi. Gerai. Gerai, dar paverčiu, dar. Kad ko jam. Tai kažkaip šaiba yra, gerai. Dabar statas, uždėrant pavadėlį. O. Mes čia buvom. Nu ką, slampinėjom po visokius Čekoslovakijos buvusius fortus. Be paieškos. O tai žiūrim, kas čia. Tušinuką nepaėmė. Turi tušinuką? Ne, aš Gerai. turiu pirmą dar užsiregistruoti. Užsiregistruoti ir lobby dėk. Vai būsit kas nors va? Čia, Čekijoje. Kas geocachingą žaidžia, rasit. Komentaras, kur atvykom. Nu, aš čia tiksliai labai nežinau kas, bet pastatas tai įspūdingas. Aukštumose žinau kažkas dar matosi. Į aukštumas reikia nueiti, pasižiūrėti. Lipsim į tą kalną, parašyta kiek? 7,5 km, bet moteris su vežimėliu. Ir vaikai eina ir pudelio, tai gal ir mum pavyks. Pavyko? Pavyko. Let's go. Go. Atmazas dabar. Ne, nu rimtai. Čia taip. O, radom. Nes ir ten rodė. Gyvuliai nesičiūčia. O, čia negalima. Čia gyvena kažkas. Žiūrėk, hotelis, va ten va. Einam, pasižiūrėsim. Gal priims čia? Dukas. Ir va ten Urvedaras nakvynė galėtų būti. Ir čia keli veidai. Tai didesnis įėjimas, čia langelis yra, tai įėjimas. Miestelis va toks. Susitiksim su vietiniais gyventojais, pašnekinsime. Ir štai yra techninės apžiūros ekspertas, atostogauja. Labą dieną, ar galėsite dar, kada tokiom palankiom sąlygom išrašyti techninę apžiūrą? Nebėkite. Palaukit. Naujas viešbutis. Pabandyk pasbelt. Taip. Hello, Yes. atvykom. Yes. Tai kad tu I don't understand you. Įsileiskit, open the door. No. No guest. Go away. Tegi uždėta, kai Išvijo. Apžiūrėjau šį kambarį. Galime įvertinti vieną žvaigždutę. Nežinom, ar apsistosim. Prastas privažiavimas. Elektros, energijos nėra. Saulės panelės neveikia. Tai čia nenakvosim.
Dalis šaknimis, dalis akmenimis. Va. Davai, mėlynių pavalgysim. Ieškom nakvynės. Praėjo ne keletą minučių ir va, palapinės pastatytos. Saulutė jau leidžiasi. Miegoti kviečia. Va, iš karto pasikalbėjimo įranga, tipo Java, bet gal čia ne Java, nežinau. Kai kurie su dviračiais. Kokios naujienos? Geros naujienos. Štai, Upė. nakvynė prie kranto. Lieptelis, jaunimas su mopedais ir viskas. Ir va net galima palapinę pasistatyti kažkam ant to. Tai čia žvejos gal.